Trintą moliūgų sriubą galima priskirti prie 10 skaniausių pasaulio sriubų. Pagaminti ją nėra sudėtinga ir galima ją patiekti tiek pietums, tiek ir gražiam draugų renginiui. Skaniai moliūgų sriubai reikia parinkti tinkamą moliūgą. Moliūgai turi skirtingus skonius. Saldus yra muskatiniai moliūgai, klasika yra prancūziškas muskatinis. Aš mėgstu aštrias trintas moliūgų sriubas ir tam naudoju jau pasiteisinusi šitą moliūgą, kai sėjau, jisai vadinasi Pacific Jam. Jisai ir kvapnus, ir duoda gerą struktūrą. Na, aš manau, savo moliūgų sriubą jūs surasite savo mėgstamiausią moliūgą. Moliūgą atjauname tiek, kiek numatom daryti sriubos. Šį kartą nesimato didelis puodas sriubos, ir jaunam moliūgą į 2 dalis. Puikiai įsilaikė moliūgas, dabar yra sausio mėnuo. Jisai ir sultingas, ir dažniausiai jie netgi ir turi įgavę papildomų puikių skonių. Kaip aš moliūgą auginau, greičiausiai parodysiu filmuke, tai prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleisti to filmo. Ir dabar supjaustom riekelėm. Išpjauname minkštimą. Tai geriausia daryti jau su kitokiu peiliuku, mažesniu, ir nupjaunam odelę. Matom, koksai va, gražus moliūgas, sultingas. Ir dedam į kepimo skardą, kurią prieš tai išklojam su kepimo popieriumi. Dėsim keliais sluoksniais. Trintą moliūgų sriubą paskanins įvairios kitos daržovės. Ir šį kartą dėsiu pasiteisinusias, tai yra morka, svogūnas. Na ir paeksperimentuosiu šį kartą su paprika, ko anksčiau nedarydavau. Jos taip pat bus dedamos į orkaitės skardą. Supjaustom daržovės į kepimo skardą. Naudojam aštrų peilį. Atsimenam posakį, kad jeigu namuose peilių negalasim, tai vieną dieną jos pagalas kaimynas. Dedam kepimo skardą į jau įkaitintą iki 200 laipsnių orkaitę ir paliksim panašiai apie 40-50 minučių. Po 45 minučių kai kas apskrūdo, kai kas suminkštėjo ir jau bus galima dėti į sultinį. Moliūgų sriubai itin daug skonio priduoda sultinys. Sultiniui kartais tenka sugaišti daugiau laiko nei sutvarkyti pačiam moliūgui. Sultinys, jeigu žiūrėti, tai yra 3 litrai vandens. Į 3 litrus vandens eina kilogramas vištienos. Geriausia yra kakliukai. Jie netokie riebus kaip tie sriubos rinkiniai. Tada reikėtų įdėti dar papildomai daržovių. Tai labai tinka svogūnai. Galima įdėti 3-4 svogūnus, 3-4 morkas galima įdėti. Bulvę įdėti galima. Ir taip pat dedami yra prieskoniai, krapų stiebai,
Labai pasiteisino pankolio stiebai. Čiobrelis gali būti, čiobrelis galbūt ne visą laiką gerai, bet galima pagal savo skonį įdėti tenais daugiau tų prieskonių. Aš dar mėgstu kalendrą įdėti, pipirai dedami juodieji žirneliais. Ir gaunam sultinį, skanų, tirštą. Laikau sultinį mažiausiai porą valandų, kad jau ir iš kaulų ištrauktų tenais visus skonius. Čia kiek šitas sultinys buvo liesesnis, tai jam dar šiek tiek prieskonių pridėsiu. Galima patį sultinį jau padaryti aštrų. Šitas sultinys nėra aštrus. Dedu 2 pipiriukus, kurie jau duoda tokio aštrumo. Panašiai vienas pipiriukas duoda gero aštrumo 2 litram, bet su sėklom, jeigu daryti sultinį. Dabar, kai malsim, tas sėklas išėmiau, įdedu kiek daugiau raudonųjų pipirų ir taip pat tirštumą duos bulvės. O jeigu žiūrėti, kad moliūgo čia bus panašiai apie 3 kg, tai bulvių apie 600 gramų kilogramą galima įdėti. Galima čia įdėti dar ir kitokių daržovių su prieskoniais. Čia kiek įdėsiu salieros stiebų. Juos galima įdėti kiek vėliau, kai jau vanduo užvirs, kai jau bulvės kiek pavirs. Reikia žiūrėti, kiek irgi konkrečios daržovės suminkštės iki taip, kad būtų jau nesudėtinga jas sutrinti. Ir dabar verdam, kol daržovės suminkštėja. Tai užims kažkur tai 15-20 minučių. Kai bulvės suminkštėja, dedam moliūgus. Kokia jinai tokia jau košė minkštutė, tai jos jau tikrai daug virt nereikės. Moliūgai, svogūnai. Ir kai užvirs, tada jau dedami tie prieskoniai, kurie greit praranda savo kvapą, skonį, tai yra česnakai. Galima įdėti kiek krapų, petražolės labai gerai tinka. Pagal skonį, labai irgi pernelyg daug dėti nereikia, nes prarasime paties moliūgo skonį. Paskutinis darbas sublenderiuot. Prieš tai mes palaikėm apie 10 minučių. Nežinau kodėl, bet trintos sriubos jos daug yra skanesnės, kai jas palaikai kokias 10 minučių nesublenderiavus ir tada dar kartelį įdedi galutinai prieskonius, tai tuos, kur lengvai išeina, tai yra krapai, petražolės, česnakas, tada vėl užvyrini ir tada tik tai pablenderiuoji. Ir jau tokiam blenderiajame, kaip jau tenais masė jau gerai susimaišo, įpilam grietinėlę ir galutinai sublenderiuojam. Moliūgų sriubos gaminimas užėmė kažkur apie 5 valandas su pertraukomis. Pradėjom 10:30 ir dabar yra 5 valandos. Ir čia susirinko tie žmonės, kurių dėka mūsų kanalas gali kurti filmus. Išėjo moliūgų sriuba tikrai labai gerai. Visiems patinka, kiek matau. Ačiū, kad žiūrėjote šį filmą. Dešinėje pusėje yra prenumeratos mygtukas. Spauskit, nepraleiskite mūsų kuriamų filmų. Ačiū visiems. Sėkmės gaminant. Iki kito susitikimo.